Sveiki visi. Tai depresija yra labai dažnai naudojamas žodis šiuolaikinėme pasaulyje. Net 70% žmonių, kurie serga šia liga, nežino, kad jie serga, nesikreipia pagalbos. Tai daugelis tų žmonių, jie nepriima šitos situacijos rimtai, jie nemoka pažinti ženklų depresijos arba tai vertina kaip savo silpnumo įrodymą. Taip pat yra žmonių, kurie negauna tinkamos pagalbos, kas irgi labai yra liūdna ir iš tikrųjų labai žlugdo. Tai depresija yra globali ir vis auganti problema. Net 6,4% europiečių serga šia liga. Ir šis skaičius yra žmonių, kurie yra diagnozuoti. Tai pagalvokime, kiek žmonių yra nediagnozuotų. Todėl noriu paprašyti jūsų, kad teiraukitės, kalbėkite su savo artimaisiais. Jeigu jaučiatės blogai, visada žinokite, kad jūs nesate vieni. Šiam pasauliu jūsų reikia. Yra vienas toks dalykas, kuris visai mane pykdo ir nervuoja. Tai visuomenės požiūris į paauglių psichinę sveikatą. Dabar tas požiūris kaip ir gerėja, bet yra tokia vis tiek spraga, kad nueini pas kokį specialistą, ar pašneki su tėvais apie tai ir būna tasai, kad tai nieko čia yra paauglystė. Kas padaro mus labai vienišus, mes jaučiamės labai neišgirsti, nesuprasti ir tiesiog noriu pasakyti kaip iš savo perspektyvos, kad tas pasakymas, kad čia yra nieko, tikrai nepadeda, nes jaučiamės labai neišgirsti ir nesuprasti. Tai depresija yra sunki, žluganti. Jinai ima viską, kol pasiema tavo gyvybę. Ir žmogus, kuris labiausiai gali atrodyti, kad šypsosi, juokiasi, gali būti labiausiai vienišiausias žmogus. Todėl dar kartą noriu paprašyti jūsų, kalbėkitės, teiraukitės, bendraukit, kad galėtume išgelbėti kuo daugiau gyvybių drauge. Man pačiai teko patirti daug, buvo visokiausių etapų mano gyvenime. Ir man teko ir lankytis pas specialistus ir kalbėtis su tėvais, bet buvo tas nurašymas ir tiesiog po to kaip ir pasiduodi. Ir aš labai noriu, kad nenukreiptume tokiu keliu kaip aš, kad vis tiek bandytumėt kalbėtis, teirautis, nes visi yra žmonių, kuriems jūs rūpit ir jie nori išklausyti jums. Labai nori žinoti jūsų problemas, kad jie galėtų padėti jums. Kreipkitės pagalbos, jūs esate tikrai labai svarbus žmonės, taip pat suteikite pagalbą kitiems. Kalbėkit, šnekėkit, rodykit, kad jūs esat interesuoti į šitas temas, nes jūs galite išgelbėti gyvybės. Taigi, žmonės, šiam pasauliu jūsų reikia. Jūs esat labai svarbus. Nepamirškite to ir visada prisiminkit, kad tikrai šiam pasauliu yra pilna žmonių, kurie gali jausis kaip jūs. Ir jūs esat ne vieniši, jūs esat ne vieni. Tiksliau, jūs jaučiatės vieniši, bet ką noriu pasakyti, kad jūs nesat vieni ir kad jeigu man pavyko iš šios duobės išlįsti, jums irgi tai yra įmanoma. Tikiu jumis. Ačiū jums labai, kad žiūrėjote šį video. Ačiū jums. Susitiksim kitame.